patenkintas. Šitame etape iškovojame 3 pergalės ir neturiu pagrindo kažko tai nerimauti, džiugauti. Galbūt kažkiek nesutinku su ta nuomonė, kad, pavyzdžiui, Ukraina yra silpna, arba tenai kokie čekai, suomiai, sakykime, belgai. Aš galvoju, kad tos 24 komandos išplėtė labai geografiją ir tos, kurios nebuvo pirmame ešelone, labai stipriai pasitempė ir žaidžia gana įdomų, stiprų krepšinį. Vien tai, kad, sakykime, Slovenijoje, kada labai svarbu, Ukraina sugebėjo įveikti serbus, tai pasako, kad jie nėra silpni. Ir šiandieną jie žaidė tokį klampų krepšinį, kokį mes buvom susitikę pirmam rate, kuris toks provokuojantis, tai liktai mesti iš toli, liktai nemesti ir su galingai žaidėjais vidury. Ir turiu pasakyti, kad mes vėl turėjom pakankamai daug problemų. Gerai, kad laimėjo, patenkintas, žemiau antros vietos negalime nukrysti, dabar ramiai lauksim savo varžovų, kas ateis, reiškia, toliau. Bet ketvirtfinaliai turbūt bus toks pat pakankamai klampus žaidimas, tas barjeras. Dar yra ir tokių komandų, ir kitokių komandų. Aišku, kad ten, matot, ketvirtfinalis visai bus kitos varžybos. Ten jau nereikės nei nuteikinėti, nei kažko tenai. Svarbu nepersijaudinti. Dabar nėra ko narvuotis ir galvoti, kokius varžovus gausim, nes patys nežinom dar kokioje vietoje baigiam. Taip, kad labai ramiai, o dabar pasižiūrėsim šios dienos ir rytdienos varžybos. Galbūt apie šios rungtynes buvo pakankamai kiek ir grubaus žaidimo. Aš ir kalbu, kad tas klampus jis nėra mums visiškai parankus. Ir daugiau kai ko buvo, bet tiek. Taip. Rinktinė tai truko antram kėliny, kai greitai bėga. Mes norim greitai žaisti, bet varžovas žino tai ir mums ne visada leidžia. Pavyzdžiui, reikia tada daug kamuolių atkovoti. Šiandieną vis dėlto 12 kamuolių jie paėmė. Mes laimėjom lentą, bet tai yra pakankamai didelis skaičius. Jie buvo labai susikoncentravę ant perimetrų, kas vėlgi mums nėra visiškai paranku. Taip, kad... Bet šiuo etapu, kaip pasakyti, pagrindinė esu patenkintas. Rungtynių pabaigoje Linas Kleiza ėmėsi iniciatyvos, ar buvo toks planas? Nu, matote, jeigu mes kalbam apie tuos pagrindinius žaidėjus, tai galbūt ne viskas jiems kartais ir sekasi, bet šiandien buvo tos rungtynės, kada jau nebegalima jau buvo duoti 10 minučių arba 8, jie irgi turi būti ritmi. Jau mes galvom apie ketvirtfinalį, jeigu jau vieną žaidė mažiau, jeigu dar mažiau, mes nežinom, ar žaisim po 3 dienų, suprantat, tas ritmas yra labai svarbus, tai kartais ir dar duodi tam tikras minutės, kad būtų žaidėjas geram ritme. Nors, aišku, jis ėmėsi iniciatyvos ir parodė tą taip. Treneri, praėjo 2 etapai čempionato, kokį balą prašytumėt savo rinktinį? Čia balus jūs rašykite.